sakė šiandieną čia, kad yra bus šoks 80-metė. Tai pradėsime nuo darželio vaikų, kurie atvers mūsų renginį ir užbaigsim su flamenko šokiu, kur šoks 80-metė. Šiandieną pas mus svečiuose dar ir bibliotekininkė Batėgalos, kuri mums papasakos, nuo ko prasidėjo ta šokio diena, nuo ko jinai buvo pradėta minėti ir dėl ko mes čia šiandien susirinkom. Taigi, tarptautinė šokio diena švenčiama nuo 1982 metų UNESCO sprendimu. Ji sutapatinta su prancūzų baletmeisterio Žano Žoržo Noverio gimtadieniu. Tai buvo žymus choreografinio meno reformatorius ir teoretikas, šiuolaikinio baleto tėvas. Šokio menas išsirutuliojo iš liaudiškų apeigų, šokių skirtų padėkoti ir pagarbinti dievus. Vėliau šokis išsiskyrė į dvi funkcijas. Tapo tiesiog malonumas ir pramoga, bei scenos menas ir atkreipti dėmesį į jo svarbą, kaip kultūros dalies, emocinio ryšio priemonės ir kūrybos išraiškos. Susirinkom kartu paminėti šią nuostabią dieną, pasidalinti džiaugsmu, įkvėpti vieni kitus ir švęsti šokio galią, sujungti žmones per judesį ir muziką. Tai renginys, suteikiantis galimybę pasidalinti istorijomis, talentų ir šokio įvairovę. Tegul ši šventė bus priminimas, kad šokis yra gyvas, gyvybingas meno laukas, kuris įkvepia pasaulį judėti kartu. Šokis tai gyva emocija, tad dovanokim ją vieni kitiems. Tokį paimkite tą įrankį. Pasimkite, va, po antrą lasdelę. Vaikučiai, o jums patinka šokti? Prašinu, patinka. O daug šokių šokat? Daug? Daug? Ką nori? Ką nori? Kas patinka? Ima, tą po vietą.
O tėveliai mato, kai jūs šokat ar nemato? Na va, šį vakar neatėjo, o jūs taip gražiai šokat. Ačiū labai. Ačiū jum. Ačiū jum. Flamenko kildinamas iš lotynų kalbos žodžio flama, tai yra ugnis, bet arčiausiai tiesos tikriausiai yra ispaniškas posakis felagmengo, klajojantis valstietis, keliautojas. Tokia reikšmė. Šitai buvo apibūdinami ispanų musulmonai bėgę nuo inkvizicijos ir prisijungę prie čigonų. Viduramžiais čigonai buvo persekiojami, todėl flamenko laikomas paslaptingu, dramatišku, fatališku šokiu. Klajokliai Romai į šį šokį sudėjo tai, ką keliaudami iš krašto į kraštą perėmė iš kitų tautų kultūrų. Ispanijos Andalūzijos regiono čigonai, iš kur kildinamas flamenko, iki 18 amžiaus jį šoko uždarame rate, perdodami šokio įmantrybės savo atžaloms. Nuo 19 amžiaus vidurio flamenko paplito tavernose ir kadangi ten buvo maža vietos, išėjo platesnės erdvės. Šiandien jūs pamatysite ir gausite prisilies prie šito ir sužinosite daugiau dalykų apie ispaniškai šokį flamenką. Flamenka šokis, jo kilmė, šokio ypatybės, turi šokamas. Minėjau, kad flamenko šaknis yra čigoniškus ir tik čigonai gali jį šokti taip, kaip jie šoka. Nu, galima ir nesutikti su to, nes atrodo, kad tai nepaprastai asmeniškas šokis. Svarbiausia perteikti savo asmenybę, savo emocijas, bet to norint šokti flamenką, nereikia atitikti griežtų reikalavimų. Šiandien sveikatime su šokti diena. Sveikina visus su šokio diena. Aš žadėjau padėti. Bet tai gali rusiškai, gali nelaužyti? Jo, gali. Jinai nori lietuviškai išmokti ir žinokit, taip ir priimkim šitą gerietišką jos norą. Я предлагаю сегодня вам почувствовать, что такое фламенко. Nesupratot, kas И сыграть в одну игру. Мне хочется устроить здесь настоящую кориду. Кто главный в кориде? Ну, kas? Не, я приглашу моих сеньор. Они будут у нас в роли Тореодор. Thank you.
Вам же интересно увидеть на испанском языке песню, поэтому более веселую такую румбас, конечно, сейчас я попрошу присесть, а мы Cuando me quito la niña en el barrio de Portal, mi corazón aclara, ya siento mi paso. Cuando me quito con ella en el barrio de Portal, mi corazón aclara, ya siento mi paso. На спине слово прочитать, руками нельзя моих сеньор трогать, только нужно попытаться заглянуть. А сеньоры должны увидеть, как плащ, как Торадора, да, в быках бежать. Поэтому... Так, музыка будет играть, я пожалуй, смотреть, да, ты будешь смотреть. Добавим еще такое движение. Сейчас можно вот сюда ручку, сюда. Потом еще движение вот на венс.
2, 3. Просто передвигать, да, красиво. Руки как ножик пострелем. Так, посмотрим. Еще такие, может быть, движения. Первая позиция. Флорео. Встречается большой пальчик, средний, да? Вот такое движение. Ну, Гирей, сейчас šeimos, kuri vadinasi Jonavos rajono neįgalių draugija vardu, noriu padėkoti Oksanai, kad jinai sutiko mokyti mūsų moteris, kurios yra jaunos, nepriklausomai nuo skaičių jų pasuose, šitą flamenko šokį. Spasibo vam большое. Ačiū. Pražydo pievos ir sodai, pačiais gražiausiais žiedais.